Sveiki visi atvykę į mano 100 prenumeratorių kelionę. Gero žiūrėjimo. Tokį labai nesunkų challenge. Nepabaigus kepti keksiukam grįžo giminaičiai ir reikėjo labai skubėti ir deja man to kremo nepavyko įgyvendinti taip kaip paveikslėlyje. Nes aš nebuvau 2 dienas prieš atostogas, tai jo labai daug Ir aš dabar net pradėjau mokytis anglų kalbą, tiesiog dovanos, nepasisakėme, kas dovanos kam, bet sakėm, ką galėtume. Tiesiog daiktai, pilna dekoracijų, dar čia galima pamatyti visokių gražių dalykėlių ir tada eina čionai ir galim pamatyti handelius. Nes reikėjo padaryti daug kadrų, o viskas yra taip greitai, o viskas yra taip netvarkinga. Gali atlikti ir kažkur 5 valandą jau važiuoju namo, būnu namuose 6. Dariau, aišku, lėkštė tik didėjo ir didėjo, kol galiausiai aš padariau visai šeimai blynų. O kodėl nepratystas? Mano 100 prenumeratorių kelionė buvo ir vlogų, ir challenge'ų, bei aišku, ir heiterių, ir dar daugiau.